Sveiki gyvi. Sulaikytas didelės automobilių stiklų įmonės darbuotojas, įtariamas finansinėmis machinacijomis. FNTT pareigūnai atskleidė schemą, kaip stiklai pigiai buvo perkami Kinijoje, bet jų kaina vėliau padidėdavo 40%. LNK žiniomis finansinėmis aferomis įtariamas vyras dirbo įmonėje stiklų ekspertai. Įmonė savo tinklalapyje skelbia, kad viena pagrindinių jos veiklų – autobusų stiklų remontas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atskleidė, kad ten pagalbinių darbininkų įdarbintas Palangiškis iš tiesų valdė kelias vadinamasias offshorinės, tai yra lengvatinio apmokestinimo įmonės Naujojoje Zelandijoje, Mongolijoje ir Jungtinėse valstijose. Per tyrimą nustatyta, kad vieni didžiausių Lietuvoje automobilių stiklų pardavėjų prekių įsigydavo iš Kinijos, bet dokumentuose buvo nurodoma, kad jos pirktos iš tarpininkų, tai yra offshorinių įmonių. Taip vieno stiklo kaina padidėdavo apie 40%. Esmė yra susimažinti įmonės pelną. Brangiau moku už prekę, reiškia mažiau moku pelno valstybei. Tai vat yra esmė. O realiai visas pelnas lieka offshorinėje įmonėje ir tu tada gali juo laisvai valdyti. Įtariama, kad pagal tokią schemą vykstančios prekybos apyvarta siekia daugiau nei 3,5 milijono dolerių. Keletą metų tai galėjo tęstis. Ir tęsiasi, ir tų nuslėptų mokesčių yra daugiau negu 100 000 eurų. Įmonės telefonu atsiliepęs darbuotojas tikino, kad įtarimai neturi pagrindo. Neturiu ką komentuoti iš tikrųjų. Bet kaip jūs, ar pripažįstat, kad iš tiesų ta kaina buvo stiklų didinama, ar... Ką reiškia didinama? Sąskaita, faktūra išrašyta ir žodžiu. Žinokit, neturiu ką komentuoti, nes čia įtarimai mesti, bet... Tai jūsų teigimu neturi pagrindo, ar ne, centieji? Manau, kad ne. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai atliko kratas įtarimo verslininko namie ir darbe. Per kratą vyras griebė USB atmintinę ir leidosi bėgti, bet tyrėjas sulaikė. Atmintinėje rasta tyrimui svarbių duomenų. Palangiškiui ir įmonės direktoriui pateikti įtarimai dėl sukčiavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Pareigūnai areštavo Palangiškio žemės sklypus ir butą Palangoje. Jaunius Matonis, Martynas Jančius, Vilnius.